pasirodyti prieš sceną, kalbėti prieš žmonės yra viena didžiausių mano baimių nuo mažens. Tiesiog nekenčiu to jausmo jaustis kvailu prieš kitus, tai noriu tą baimę panaikinti. Aš jaučiau viešojo kalbėjimo baimę ir labai didžiulę ir aš to ir atėjau į Toastmasters klubą, kad ją įveikčiau ir matau čia labai daug žmonių, kurie iš labai prastų kalbėtojų tampa tokiais labai pažengusiais. Pirmas kartas tai buvo 2020 metų vasara, tai buvo beprotiškai baisu, nauji žmonės, naujos patirtys, ar reiks man lipti sceną ar nereiks, nes aš tokia buvau labai uždara ir tikrai labai bijojau scenos. Tačiau laikui bėgant, ta baimė po truputėlį vis mažėjo. Dabar galiu atsakyti savo į klausimą, kas trukdo man gerai kalbėti viešai. O kai žinai, kas tau trukdo, tu gali tai įveikti. Tu jau žinai, su kuo dirbti. Naujas narys prisijungęs prie mūsų klubo turi mentorių, kuris 6 mėnesius padeda jam ruoštis kalbas ir rinktis vaidmenis. Aš Toastmasterė esu jau 4 metus. Antrą kartą įdama aš jau pasakiau ekspromtą ir tada nusprendžiau, kad tikrai noriu būti narė. Ir prieš pirmą kartą, kai sakiau kalbą, tai aš galvojau, kad aš toj scenai numirsiu, bet kaip matot, numirt man nepavyko. Stoviu čia ir labai raginu visus, kurie labai bijo Toastmasterių, ateikit čia 3 kartai nemokamai. Mes Toastmasters klubo nariai mokomės ne tik vieni iš kitų, bet ir iš profesionalių lektorių, retorikos specialistų. Laviname savo balsą, kūno kalbą. Tai yra puikia galimybė mokytis iš geriausių. Pabuvus klube 3 metus, jaučiu, kad į viešą kalbėjimą pradėjau žiūrėti ne kaip į vieną tokį procesą nedalomą, bet labai aiškiai pajunti, kad viešasis kalbėjimas susideda iš visokiausių mažų dalelyčių, kurių kiekvieną tu, lipdamas į sceną, gali tobulinti, pradedant nuo kūno kalbos, baigiant balsu, struktūrą ir visi kiti dalykai. Susitikimai dažniausiai vyksta verslo trikampyje, bet kartais vyksta renginių nestandartinėse vietose. Teatre, Užsienio reikalų ministerijoje, Ozo knygyne, Vingio parke ar kitose vietose. O tų renginių pas mus yra daugybė. Dalis jų yra tokie pramoginiai visiškai, baidarėm plaukiam, einam į žygius, kepam šašlykus. Dalis yra rimtų, 2 kartus per metus vyksta taip vadinami mūsų vidiniai mokymai. Tai per tuos kelis metus, kol aš esu klube, aš taip suskaičiuoju, buvom pasikvietę kokius 5 ar 6 pačius kiečiausius viešojo kalbėjimo lektorius Lietuvoje. Švenčiam gimtadienį, mums jau lietuviškam klubui 14 metų, darom team buildingus, organizuojam mokymus, važiuojam į kažkokias ekskursijas, patirtis, einam į žygius, tai labai daug ką veikiam. Čia tikrai ne tik tai kalbam, ne tik tai mokomės, bet ir pramogaujam ir susirandam draugų. Šio vakaro turbūt išsinešiu tai, kad aš tikrai nesu vienas, kuris jaučiasi taip, kaip jaučiasi, dėl viešo kalbėjimo, dėl savotiškų tų baimių. Čia galima surasti bendraminčių ir tą reikia turėti omeny realiame gyvenime, kad ir kokia problema tau iškiltų. Tikrai yra žmonių, kurie tau gali padėti, kurie susiduria su tom pačiom problemom. Jeigu tu nori tapti mūsų bendruomenės dalimi, eiti į nuostabius team buildingus, tobulinti viešojo kalbėjimo įgūdžius, susirasti bendraminčių draugų, mes, Toastmasters klubas, labai tavęs laukiam. Kviečiu užsukti į mūsų First Toastmasters of Lithuania klubą. Jeigu tu bijai kalbėti viešai, turi scenos baimę, o tau reikia daryti milijonus pristatymų prieš didžiausias scenas, ateik pas mus ir įveik savo baimės visas. Lauksim.